Čia paskaitysiu e-mailą, kurį dabar ką tik parašiau ir jisai labai galingas dėl to, kad jame pasako, kaip pasirinkti, kas tau gyvenime dabar padės tu gauti tai, ko tu nori. Santykiai, pinigai, būsena, klientai, ko tik nori. Visa tai yra. Taigi, noriu su tavim pasidalinti kažkuo, ką pats ilgai nesupratau, gal tai pažįstama ir tau. Metus man atrodė, kad aš pats nežinau, ką pasirinkti. Tarsi stovėčiau prieš kelių kryžkelę, kur eiti, kokį sprendimą priimti. Ir ta vidinė kova alindavo. Abejonės, baimės, nuolatinis spaudimas pasirinkti teisingai. Gal ir tu taip jautiesi? Kai reikia spręsti dėl santykių, bet viduje kyla sumaištis. Kai bandai priimti finansinį sprendimą, bet viskas atrodo stabdo. Kai atrodo, jog aiškiai matai tikslą, bet kažkas tave neduoda žengti žingsnio. Aš ilgai maniau, kad čia yra mano silpnumas, kad man trūksta disciplinos, drąsos, valios, bet tai buvo netiesa. Tikroji tiesa, kad mes neturime ką rinktis. Pasirinkimas jau seniai padarytas, mūsų kelias jau mūsų viduje, mes žinome, ko norime. Tai, kas mums stabdo, nėra nežinojimas, tai yra mūsų sistemos signalas. Aš dar nesijaučiu saugiai žengti šiuo keliu. Ir tai man pakeitė būtent viską, kad supratau, kad visos tos abejonės, baimės, net sabotažas nėra mano priešai. Tai meilės formos, mano pačio vidinis saugiklis, bandantis mane apsaugoti. Lyg ginklo saugiklis, jis juk nėra tam, kad niekada negalėtum šauti, jis tam, kad apsaugotų nuo šūvio netinkamu metu. Ir jis laukia būtent, kai bus tinkamas metas, kad nešautume anksčiau. Ir čia slypi esmė, kad tu esi pasiruošęs daugiau nei manai, bet tavo vidus laukia, kol pagaliau jausies saugus leistis į tai, ką jau seniai žinai savo širdie. Todėl aš sukūriau mokymą, tai nebus dar vienas sąrašas taktikų ar patarimų, kaip save priversti. Tai bus vieta, kurioje tu suprasi, kaip tavo blokai iš tiesų tave saugojo. Pamatysi, kad niekada nebuvai sugadintas, išmoksi jausti saugumą, kuris leidžia žengti pirmyn be kovos su savimi. Tai nėra kaina už 200 eurų. Tai nėra kaina už informaciją, tai yra investicija į tavo santykį su pačiu savimi. Ir tą saugumo jausmą, kuris pagaliau leidžia ne tik svajoti, bet ir eiti savo keliu su lengvumu. Noriu tau palikti vieną mintį, kad tu nesi įstrigęs todėl, kad nežinai, ką pasirinkti. Tu esi įstrigęs tik todėl, kad dar nesijauti saugiai žengti tuo keliu, kurį tavo širdis jau pasirinko. Ir būtent čia mes susitiksime šituose mokymuose. Nori? Nes čia paskutiniai bus mokymai, kuriuos dariau. Nes aš radau pats saugiai, radau tą saugumą, kur jaučiuosi saugus, kur galiu eiti ten, kur aš visą laiką norėjau, į pasaulinę rinką, pilnai būtent su šitu, nes aš jį laukiu, kol aš ateisiu iki čia, kol rasiu šitą visą informaciją, nes jos beveik niekas neturi, niekas nežino. Visą tai atėjo eidamas per vandenį, per sniegą, per ugnį, kad galėčiau tą šviesą ir tą ugnį po to kitiems parodyti ir nešti. Ir kviečiu tave irgi.